ir norim perduoti prezidento vėliavą ir kad jūs neštumėte toliau tą vėliavą į sekančio etapo ir perduotumėte dar kitą įgulą. Septintosios įgulos palaiminta ir perėmusi Lietuvos prezidento vėliavą, kuri per visą pasaulį plukdoma lietuviams, 8-oji Ambersail įgula iš pietinio Amerikos Atlanto pakrantės miesto Majamio išplaukė į Niujorką. Stengtasi nepatekti į atoslūgį, nes tuomet būtų tekę laukti išplaukimo kone visą dieną. Netoli kranto jachta buvo užplaukusi ant seklumos, bet įgula ją išjudino ir Ambersail sėkmingai išplaukė. Pirmoji kelionės diena buvo rami ir kaitri. Buriuotojai atsipūtę mėgavosi saulę. Saulės netruko ir kitą dieną, tik jau pūstelėjo neramus vėjas. Pradėjęs jachtą mėtyti, o kartu užgriuvo ir jūrlygės paūmėjimas nepatyrusiems ir net kai kuriems jūrų vilkams. Tiesa, buriuotojai tik rankas trynė. Kasgi norėtų praleisti progą skrosti bangas ar tiesiog gauti šaltą dušą čia pat ant denio. Sekmadienį vėjas šiek tiek aprimo ir 8-oji Ambersail įgula šventė šventas Velykas. Išradingasis komandos narys Darius net įsigudrino svogūnų lukštais nudažyti margučius. Ambersail denio spalva. Jachta vis artėjo prie tokių oro sąlygų, kokios yra Lietuvoje. Oras pastebimai vėso, o naktis ir visai atšaldavo. Iki vos kelių laipsnių aukščiau nulio. Nerimo ir vėjai. Kai tamsiame trečiadienio nakties horizonte vis dažniau ėmė šmėsčioti laivų žiburėliai, pradėjo rasti specialios šviesos žyminčios kelią į uostą, buriuotojai ėmė laukti žemės ir naujų susitikimų su gausia lietuvių diaspora pasaulyje. Niujorko lietuvių bendruomenė. Niujorke Ambersail prabus iki savaitgalio, o tada trauks tolyn į šiaurę, į Bostoną ir Kanados miestą Halifaksą. Iš ten buriuotojų tiesa jau 9-os įgulos lauks 3 savaičių kelionę per Atlantą atgal į Europą.